Sveiki! Ar kada nors pagalvojate, kokią įtaką daro spalvos filmuose, muzikoje ar tiesiog nuotraukose? Jeigu esate toks kaip aš, tai greičiausiai, kad ne. Bet šiandien mes apžvelgsime tai, kaip spalvos gali įtakoti audiovizualinį turinį. Taigi, kaip spalvos įtakoja vizualinį turinį? Visų pirma, reikia suprasti, kad spalvos veikia žmogų psichologiškai. Tarkim, raudona spalva žmogui indikuoja pavojų, indikuoja adrenaliną. Taigi, šios spalvos galime tikėtis veiksmo filmuose, siaubo filmuose arba tiesiog nuotraukose, kuriuose norime atkreipti dėmesį. Toliau yra mėlyna spalva. Mėlyna spalva simbolizuoja ramybę, vandenynas. Todėl dažnai didžiosios kompanijos, norėdamas prisitraukti klientų, naudoja savo logotipuose mėlyną spalvą, jog jomis pasitikėtų. Tas pats galioja ir su žalia spalva. Taip pat reikia nepamiršti ir apie labai paprastą spalvą – juodą. Ji žmonėms kelia taip pat daugelį emocijų. Ji kelia nežinomybės, baimės jausmą, paslaptingumą. Ir taip pat reikia nepamiršti Amerikos policininkų. Jiem juoda spalva kelia grėsmę. Na ir pabaigai apie baltą spalvą. Balta spalva žmogui simbolizuoja švarą, ramybę, naują pradžią. Todėl filmuose dažnai galite pastebėti, kai norima perteikti šias emocijas, yra naudojama balta spalva.